kokiais būdais žmogus gali tapti apsėstas ar pasidaryti apsėstas, kaip demonai gali apsėsti žmogų? Kokiais būdais žmogus pasidaro apsėstas, iš tiesų čia geras klausimas. Suprantat, pradėsiu, reiškiasi, kalbėti dvasiškai visų pirma. Visų pirma, žmogus nėra vien kūnas, mes turime suprasti. Ir ačiū Dievui, reiškiasi, kad krikščionys, dauguma krikščionių supranta, bet yra žmonių, kurie nesupranta. Kaip sakiau, pasikartosiu, žmogus yra dvasia ir mūsų tikroji prigimtis, reiškiasi, mūsų dvasia turi būti išvien su Dievo dvasia. Ir mes žinome tą istoriją, kaip Edeno sode gyveno, reiškiasi, Adomas su Ieva. Ir Dievas jiems pasakė, reiškiasi, kad jūs valgysite, nuvalgykite nuo visų, reiškiasi, medžių, bet nuo pažinimo jūs nevalgykite. Ir supranta, Dievo žodis, jisai yra neginčinamas, jisai yra tikras ir amžinas. Ir Dievas pasakė, bet šėtonas, reiškia, ta gyvatė, jinai buvo labai gudri, ten rašo, kad gudresnė už visus gyvulius. Ir jinai, reiškia, pasėjo abejonę. Iš pradžių, reiškia, kaip buvo pasakyta, ar tikrai jums Dievas taip sakė. Ir supranta, čia yra pirmi burtai, pirmas šėtono, kaip pasakyti, toks, kaip įvaizdis šėtono, pirmas okultizmas, pirma užuomazga. Ir reiškia, gyvatė klausė. Iš tikrųjų, krikščionys irgi, jie skaito Dievo žodį ir suprantat, ateina ta abejonės dvasia kartais, kaip ar tikrai čia Dievas sakė. Iš tikrųjų, neturėtų būti abejonė. Irgi labai abejonė artina irgi žmogų link tamsos. O kaip žmogus tampa apsėstas, tai kaip sakiau, jis paprasčiausiai bendrauna ne su tom dvasiom, kaip pasakyti, reiškia, Kristus yra pateptasis, mes turim suprasti šitus dalykus ir jisai mus patepė. Bet suprantat, šėtonas jis yra supuvimas. Jeigu mes einam į šėtonišką aplinką, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie netgi garbina šėtoną, ten yra dvasios. Žmogus nėra vien kūnas, yra dvasios. Reiškia, dvasios visą laiką nori prisijungti, bet yra ne Dievo dvasios, kurios nori prisijungti. Tai reiškia, reikia vengti tų kompanijų, tų blogų žmonių, nes ir tuo labiau ir Dievo žodis sako, kad ta prasme, kad blogos kompanijos gadina gerus įpročius. Aišku, čia labai galima daug kalbėti. Nei vienam žmogui pirmiausia nelinkiu, kad jis būtų apsėstas. Kiekvienam žmogui, reiškia, kaip Jėzaus vardu krikščionis linkiu, kad žmogus būtų išlaisvintas. Tai o žmogus pakliūna įvairius, kaip pasakyti, nemalonumus, dvasinius kovas. Bet Kristus atėjo išlaisvinti, suprantat. Apsėdimai ateina dažnai per žmogaus nežinojimą, nes, kaip pasakyti, turime susiprasti tokį dalyką, kad žmogus, pavyzdžiui, daro nuodėmę. Jis padaro vieną kartą nuodėmę ir jis nesusimasto, tai yra nuodėmė, tai yra blogai, likis ir žino. Bet suprantat, Dievas mus mokina, reiškia, per šventąją dvasią. Ir man Dievas kažkada tiesiog kalba, reiškia, ir raštu, ir per mano sąžinę visais dalykais Dievas man kalba ir kaip sako, kad žmogau, reiškia, jeigu tu nekovosi su nuodėme, su nuodėme ateis prakeiksmas. Ir reiškia, po prakeiksmo ateis ir mirtis. Ir tuo labiau Dievo žodis sako, kad reiškia, nuodėmės vaisiai kokie yra negeri, kad už nuodėmę atlygis yra mirtis, reiškia. Ir suprantat, krikščioniui dar reikia susivokti tokį dalyką, kad Dievas nelaužo savo žodžio. Dievas, mūsų viešpats Jėzus Kristus yra ant tiek teisingas, jeigu jis kažką pasakys, nelaužo savo žodžio. Ir suprantat, kada Kristus numirė už mus, išryškinsiu tą meilę. Aišku, nesu toks kaip pajėgus juos išryškinti, vienas Dievas tai gali tą meilę preikšti visiškai, suprantat, bet iš tikrųjų, Kristus ir yra Dievas. Ir jis sako, kad jis yra vienas su tėvu. Ir suprantat, iš tikrųjų pats Dievas iš dangaus, reiškia, atsiųsdamas savo sūnų. Tai yra tas pats Dievas, jis pirko mus savo krauju, reiškia. Nes dabar mes atsiminkime, kaip Jėzus buvo pradėtas. Jis nebuvo pradėtas su vyru. Reiškia, jo visas prasidėjimas buvo iš šventosios dvasios. Ir jame tekėjo ne žmogiškas kraujas, bet tekėjo dieviškas kraujas. Ir reiškia, Dievas mus pirko savo krauju. Ir suprantat,
vat pasikartosiu, nėra nieko galingiau už Dievo kraują, už Jėzaus kraują. Tai vat, žmogus tiesiog turi budėti, vat, kad jis būtų neapsėstas. Vat. Ir vat, dažnai žmogus būna, įneina tą apsėdimą, kada jis yra, nebudė, reiškia. Jis sako, budėkite ir melskite. Dabar ką tai reiškia, ką reiškia budėti? Budėti tai reiškia labai yra įvairus dalykas budėjimas. Tai nėra vien kad kur nemiegotų. Aišku dalykų, kada pabudėti melstis už kažką. Bet reikia budėti ir prie savo minčių. Vat. Ir supranta, Dievas duoda mintis, bet duoda ir šėtonas mintis. Vat. Ir mes turime subudėti. Nes būna, pavyzdžiui, žmonės, kai sako, aš jau nieko blogo nebekalbu. Gerai, tai žmogus yra palaimintas, tai yra palaima nekalbėti nieko blogo. Bet labai yra sunku, reiškia, suprasti, kad turi savo gyvenimą, ne vien išorėje. Reikia, reiškia, valdyti mintis, prie jų budėti. Vat. Tu pagalvoji apie kažką blogai, vat. Ir tu turi, reiškia, suprasti, kad tai mintis ne iš tavęs, kad ta mintis ne iš Dievo, kad reiškia, tu turi ją atstumti net mintyse. Vat, mes sakome Jėzaus vardu lauk, reiškia, tenais kažkam. Tai mes atėjusiam minčiai blogai, turime sakyti mintyse lauk. Galime ir garsiai sakyti, mes turime budėti, mes turime kovoti. Tai ir yra dar vienas dalykas, apie ką turiu pakalbėti. Tai ne viena apsėdimai yra. Yra, reiškia, žmogus papuola į dvasinę įtaką, į šėtono įtaką. Reiškia, žmogus kaip ir laisvas, bet jis papuola į įtaką. Pagunda kažkokią gali papulti įtaką. Jis buvo įtakojimas, pavyzdžiui, krikščionis padaro kažkokią nuodėmę ir jis gailisi. Ir jis užduoda klausimą, kodėl tai padariau, nenorėjau to padaryti. Todėl, kaip sakau, reikia budėti, reikia melstis, kad nepakliūtume į tą pagundą. Tai tiek galiu pasakyti. Ar galim per meditacijas sąmonės praradimus, kai žmonės, pavyzdžiui, geria ir trūksta, kai visi juostelė sąmonė atsijungia. Arba per avarijas, ar gali žmogui eiti demonai, kad jis nekontroliuoja savo sielos. Iš ties labai geras klausimas ir galiu pasakyti, labai taiklus yra klausimas. Ir ačiū Dievui tikrai, kad brolis uždavė šitą klausimą, nes kai kas labai nuvertina. Netgi kai kurie krikščionys galvoja, kad meditacija yra gerai. Pirmiausia, krikščionys turi suprasti, kad malda yra gerai, kad yra rašto skaitimas gerai, kad yra, reiškia, pasibuvimas su Dievu. Meditacija, tai yra, reiškia, kaip žmogus, kaip jis išeina iš kūno, aišku, čia yra daug meditacinių praktikų, bet kokiu atveju demonai gali neiti, nes tai yra mokymas. Suprantat, ir kas liečia meditacijas, yra tam įvairūs mokslai, reiškia, ir yra mokytojai, meistrai. Kaip pasakyti, meistras, jisai turi savo mokymą. Ir tie mokymai, nes žmogus yra dvasinis, kažką atveria, ir yra užslėptų minčių, kai žmonės medituojam būna gera, reiškia, bet ten būna ne Dievo dvasios. Kai būna durys atvertos, reiškia, ir tie demonai atrodo, žmogui čia gera, bet ten demonas ir žmogus nesupranta. Ir dažnai žmonės būna netgi kūniški, jie supranta gerumą kūniškai. Ir paskui žmogui būna darosi bloga, sako, man buvo gera, dabar bloga, kodėl. Suprantat, labai yra vienas paprastas dalykas. Yra daug gydytojų, tariamų gydytojų. Ir kas yra geri vaistai, reiškia, taip kaip žmonėm paprastiem galiu pakalbėti. Geri vaistai yra tie, kurie neturi šalutinio poveikio. Suprantat, Dievas yra gydytojas ir Jėzus yra kaip vaistas, jisai mus gydo. Ir žmogui nebūna šalutinio poveikio, suprantat. O čia yra rizika. Aišku, kaip sakiau, demonai gali tikrai neiti, ir jie neina. Ir brolis klausė, reiškia, avarijų atžvilgių, kada žmogus būna atsijungęs, ar gali demonai teiti. Suprantat, pirmas dalykas, Dievas žmogų myli. Dievas žmogų myli. Pavojus visą laiką kažkoks išlieka. Ir reiškia, Kristui labai yra brangus krikščionis. Ir krikščionis iš tikrųjų yra saugomas. O pasauliečių yra didesnė rizika. Suprantat, ir labai yra svarbu, reiškia, kaip žmogus į tą avariją pakliūna. Reiškia, pavyzdžiui, žmogus pakliuvo girtas į avariją. Žmogus darė prieš tai nuodėmę, sąmoningai gėrė, ir jis pakliuvo į tai avariją. Reiškia, labai yra
tokį supratimą reikėtų turėti, kaip nu, žmogus turi sąmoningas būti, vat, sąmoningas. O jeigu žmogus sąmoningai nuodėmę daro, tai suprantat, nuodėmė neša vaisių. Ir kur nuodėmė ten ir demonai, suprantat, būna, nes nuodėmė tai nėra iš Dievo. Tai va tiek galiu pasakyti. O pagal ką žmogus gali nuspręsti ir maždaug suprast, kad jis yra apsėstas, o kokie požymiai kažkokie yra, kažkaip arba jo artimieji gali matyti, kad kažkas su jo žmogus negerai, kad kažkas jau jūs yra apsėstas, ne tik kad psichiškai sergantis, bet kad jame demonai gyvena. Nu, tai va, dėkoju už tą klausimą, irgi iš tikrųjų labai aktualus klausimas yra ir labai svarbus klausimas. Suprantat, yra žmonių, kurie vat, yra apsėsti ir jie kalba, sako, aš nesu apsėstas, vat, aš nesu apsėdime. Suprantat, pačiam žmogui spręs, ypač neatgimusiam, yra labai sunku, ar jis apsėstas ar ne. Bet, suprantat, yra tam tikra irgi simptomatika, vat, kaip žmonės atsiranda vat, ir vat, su visokiais simptomais. Tai vat, dažniausiai tai irgi pasireiškia nemiga. Nemiga, kai žmogus vat, kažkur eina, pamiršta vat, tokie dalykai. Vat. Dar ryškesni, vat, kada tie dalykai ryškinasi, kada žmogus negali eiti į bažnyčią, pavyzdžiui. Vat. Jis negali Biblijos skaityti. Vat. Jis pradeda nekęsti, reiškia, Dievo vardo. Iš tikrųjų tai ne žmogus turi myli Dievo vardą, kiekvienam žmoguje įdėta yra meilė. Bet tie demonai, jie nekenčia Dievo. Tai vat, ir žmogus būna apsėstas, yra baisus dalykai, suprantat. Tai vat, kaip sakiau, yra tam tikri ženklai, vat, reikia stebėti žmogų. Tai vat, dažniausiai tai reiškia labai, nu, pasireiškia neapykanta Dievui, vat, neapykanta bažnyčiai, vat, nemigos, ligos. Vat. Tai vat, reikėtų susimastyti, vat, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nemiega vat, jau ilgai. Vat. Arba, nu, vat, tokie dalykai, vat, labai reikėtų susimastyti apie tos dalykus. Kas gali išlaisvinti žmogų nuo apsėdimo? Ar jis gali pats išsilaisvinti, ar jau reikia būtinai pagalbos iš išorės? Taip, dėkoju. Ir dabar reiškia apie tą išlaisvinimą, kaip yra. Ir reiškia, žmogus pats neįsilaisvins niekada, vat, ir mes negalime savęs išgelbėti, reiškia, savo padėti. Kristus išlaisvina. Ir jeigu taip kalbant dvasiškai, netgi vat, kaip giliau dvasiškai, tai šventoji dvasia, reiškia, išlaisvina. Šventoji dvasia ateina išlaisvinti žmogaus. Ir šventoji dvasia labai daro didelius darbus. Ir mes žinome, reiškia, vat, kaip Kristų prikėlė, netgi prikėlė iš mirties. Vat, šventoji dvasia pakėlė Kristų. Tai yra Dievo dvasia, Dievas vienas gali išlaisvinti, reiškia, ir reikia kreiptis į stiprius krikščionis, į stiprią bažnyčią. Netgi rekomenduočiau kreiptis, nu, vat, kaip ir pas egzorcistą, reiškia, vat, kaip tarnaujantį grinai, vat, su ta tarnystė. Vat. Ir tada vat, invyksta išlaisvinimas. Bet, reiškia, vat, dabar norėčiau pakalbėti ir po išlaisvinimo. Vat. Dabar mane Dievo dvasia veda kalbėti, reiškia, vat, dalykus ir po, kas vyksta su žmogumi po išlaisvinimo. Tai vat, pacituosiu iš Mato 12, reiškia, skyriaus, vat, nuo 43 eilutės. Tai, vat. Taip, netyroji dvasia išėjusi žmogaus klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tai, vat. Tada jis sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau, sugrįžusi randa juos tuščius, išluotus ir išpuoštus. Tada eina pasiima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, įėjusios jos ten apsigyvena ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. O čia labai yra svarbu suprasti šitas eilutės. Suprantat, tie demonai, kurie gyvena žmoguje ir kurie būna išvaryti lauk Jėzaus vardu, Jėzaus krauju, reiškiasi, Dievo jėga jie būna išvaryti, jie nebūna patenkinti ir jie šėlsta. Ir kaip pasakyti, ką tik citavau, kad jie išeina, klaidžia be vandenėse vietos. Ir dabar pagal apreiškimą reiškiasi, kas tai yra be vandenė vieta. Žemė, aišku, yra vandenio, pragare nėra vandenio. Ir iš tikrųjų tos dvasios yra iš pragaro. Grinai tie demonai yra iš pragaro.
tai vat rašo be vandenėse vietos, jie klaidžioja. Ir jie pasiima pastiprinimą, reiškia 7 kart piktesnės, ką tai reiškia, kaip žmogus turėtų susiprasti, pasiima dar piktesnės dvasias, kad jos nori sugrįžti. Ir žmogus turi uždaryti duris, nes žmogus yra dvasinis ir jis turi kaip dvasinės duris, reiškia. Ir susidūriau, reiškia, praktikoje tokių dalykų, kai žmogus yra išlaisvinamas, jis pabūna laisvas ir jisai vėl tampa nelaisvas. Štai, kad jis, reiškia, nepasiliko Dievo žodyje, todėl, kad žmogus įkrenta į nuodėmę, todėl, kad jisai neuždaro tų durų. Žmogus turi širdyje daryti apsisprendimą. Suprantat, kaip reikėtų žiūrėti dvasiškai, kas tas yra sprendimas. Dievas yra visagalis, mes žinome, ir Dievas yra meilė. Bet Dievas, būdamas visagalis, neprivartauja žmogaus ir nesako, tu mane mylėk, tu mane priimk. Dievas laukia iš žmogaus, reiškia, apsisprendimų. Ir žmogus daro apsisprendimą širdyje. Tai reiškia, su nuodėmė yra, reiškia, irgi panašiai, tada žmogus daro širdyje apsisprendimą. Jisai sako, čia padarysiu kažką, nusikeiksiu, čia nieko tokio. Čia kažką žudyt, čia nieko tokio. Žudyti yra blogai, bet kalbu apie pavyzdžius, kai žmogus atidaro duris. Žmogus nebuvo sukurtas žudyti. Ir netgi žmogus turėtų, krikščionis, netgi pasaulietis, kuris mane mato, pagalvoti, ką tas žodis aš reiškiasi. Nes žmogus sako, aš pykstu, aš žudau, aš dar kažką darau. Iš tikrųjų, ne pats žmogus ten daro, bet jis atsiduria arba dvasių įtakoje, arba atsiduria apsėdime žmogus. Ir Dievas duoda mums mintis ir gali šėtonas duoti. Ir mes turime atskirti, reiškia, skaityti Dievo žodį ir pasilikti Dievo žodį. Turime budėti, kad nepakliūtume. Tai ir dar vienas dalykas, kad mes turime globoti, reiškia, ką tai globoti. Tai žmogus yra išlaisvinamas, skaičiau tą rizikos faktorių, kas su žmogum darosi. Ir reikia paimti į globą. Dažnai žmogus išlaisvintas, jis kažko nesupranta, reikia jam pagalbos, reikia už jį melstis, reikia budėti, kad jis sustiprėtų, reiškia, kad jis suprastų iš tikrųjų, kas yra nuodėmė. Nes, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie nesupranta, kas yra nuodėmė, ir jie sako, čia ne nuodėmė. Nuodėmė tai yra visa, kas yra priešinga Dievui, kas yra priešinga Dievo žodžiui. Tai yra nuodėmė. Aišku, galima kalbėti daugiau apie tai. Tai jie galiu pasakyti. Mes jau baiginėjom savo laidą, aš norėčiau pasiūlyti, kas turi problemų, rašykit mums, skambinkit, mes padėsim, kuo galim, nukreipsim pas žmonės, kurie meldžiasi, žinau, kad Kęsto maldos labai veikia, mes jau turim liudijimų. Ir nufilmuosim, kad žmonės jau yra pasveikę, pamaldų išsilaisvinę. Taigi Dievas gyvas ir jisai kaip gydė prieš 2000 metų, dar prieš pasaulio nuo tų laikų iki dabar jisai veikia ir jokia religija nesustabdys šitų dalykų. Mes šitą žinę nešam visiems, kad rašykit, skambykit, skaitykit Bibliją, melskitės, ir Dievas tikrai atsakys. Taigi iki sekančių susimatymų su Dievu.